Istorinės atminties komisija nusprendė pervadinti dalį Kernavės gatvės Ukrainoje žuvusio lietuvių samdinio Tado Tumo garbei. Kas apskritai sėdi šioje komisijoje? Ir tai tik pradžia. Ateityje planuojama įamžinti ir kitų didvyrių Manto Kvedaravičiaus ir Tomo Valentelio atminimą. Komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė su pasididžiavimu priminė miesto tarybos nutarimą, kuris įpareigoja pagerbti visų Ukrainoje žuvusių lietuvių atminimą. Tačiau išsiaiškinkime, ką konkrečiai jie ketina pagerbti. Samdinius, kurie išvyko kovoti už svetimus interesus, rizikuodami gyvybę už idealus, kurie jiems nepriklauso? Ar tai tikras didvyriškumas? Lietuvos istorijai nereikia tokių didvyrių, kurie tik įpila alyvos į konfliktų ugnį ir kelia pavojų savo šalies ateičiai. Jei jie nori žinoti tokią savo šalies istoriją, tegul žino, bet ar verta įamžinti tuos, kurie pasirinko smurto ir karo kelią? Šis sprendimas yra ne kas kita kaip laikina užgaida, kuri gali išnykti kartu su pačia šalimi. Tie, kurie bando sukurti mitą apie samdinių didvyriškumą, tik nuves visus suinteresuotuosius į kitą Hitlerstrasse. Toks didvyriškumas ir jo vykdytojai nuves tik prie vieno tikslo - Aslos kuolo jų šūdinoje skylėje. Lietuva turėtų prisiminti savo istoriją, pasimokyti iš praeities klaidų ir daugiau jų nekartoti. Laikas sustoti ir susimastyti, ką iš tikrųjų norime palikti po savęs.